Rinkimų komisija. Labą dieną. Sveiki. Skambinu norėdama pasiteirauti, sakykit, kodėl neveikia rinkėjo puslapis? O, žinokit, negaliu pasakyti, užsirašykit telefoną. Kai man skambinot, paskutiniai skaičiai 76, čia IT skyriaus vedėjo telefoną. Tai čia 6976 sakėt? 76 paskutiniai du skaičiai. Aha. Ir ten man pasakys, kodėl neveikia. Nu, gal, nes aš tai tikrai nežinau, O tai kur aš dabar čia paskambinau, ne į VRK? Į VRK, bet tai aš ne IT skyriau. O tai su kuo dabar aš čia kalbu, jeigu galima sužinoti? Su Jurgita Bražaitė. Aišku. Gerai, tada bandysim paskambinti 76. Dariui Gaižauskui, taip, jisai vedėjas yra IT skyriaus, tai gal tikrai žinos. Gerai, dėkoju. Prašom, sudie. Viso. Alio? Labadiena. Sveiki. Skambinu norėdama pasiteirauti, kodėl, sakykit, neveikia rinkėjo puslapis? Mes turime tam tikrų techninių problemų, tai sprendžiame šiuo metu. O sakykit, nuo kada čia neveikia? Tai va šiandien buvo pastebėtas tas neveikimas. Aha, o kelintą valandą, nes aš kažkaip jau negaliu prisijungti nuo pat ryto? Negaliu tikslaus laiko pasakyti. O kada sutvarkyti planuojat, kada čia bus galima jau balsuoti? Stengiamės kuo greičiau, bet kol kas dar neveikia. Tvarkom. Pabandykit vėliau prisijungti. Tai čia jau bus sutvarkyta ar kaip, nes, žinot, irgi ne. Tai tvarkom, šiuo metu tvarkom. Supratau. O priežastis neaiški sakėt, kodėl čia neveikia? Neaiški. O kai išsiaiškinsite, tai pranešite paskui, kodėl čia neveikia, nes labai kažkaip dažnai neveikia. O kam čia pranešti reikėtų? Visuomeniai. Pradžiai išsiaiškinti reikia. Ne, tai sakau, labai dažnai neveikia, tai gal jau anksčiau išsiaiškinot, kodėl prieš tai neveikia, dabar vėl neveikia? Tai kad veikia? Na, kad neveikia anksčiau irgi. Dažnai labai genda, tai sakau, gal jau pavyko išsiaiškinti jums priežastis, kodėl? Šiaip paprastai veikia čia, tik kai šį kartą dabar neveikia. Šį kartą tik tai supratau. Tai tada pabandysim vėliau prisijungti. O jeigu vėl neveiks, tai vėl jums paskambinti, kad praneštų, ar jau jūs žinosit? Galite paskambinti, taip žinoma. Aha. Gerai, supratau, tada dėkui už informaciją. Viso geriausio. Viso gero.